Labiausiai su studentų motyvacija. Labai mėgstu linksmus, motyvuotus, energingus. O sunkumai kokie galbūt? Sunkumai kaip ir nėra. Gaila, man visada labai gaila. Tai bandom kažkaip ištempt galbūt juos ar ne? Ne, nebandau ir labai gerai, kad yra programuota apklausa, aš nuo to tapau laisva. Nes tai bandyčiau, galbūt bandyčiau. Bet kai būna šitas profesinės kompetencijos egzaminas, tai ten kažkaip. Ne, ten kantriai laukiu, kol studentas pats sugalvoja. Ne. Patinka šitas darbas? Patinka. Kuo toliau, tuo labiau. Buvau absoliučiai normali, nebuvau zubryla, visur dalyvaudavau, turėjau nemažai laisvalaikio, bet man patiko, gerai mokiausi. Studentai turbūt laisvesni, gali reikšti savo nuomonę, mes negalėjom, gali laisvai turbūt komunikuoti su dėstytoju, pas mus tokių dėstytojų buvo mažai, savo nuomonę išsakyti, kažko pareikalauti. Paprašyti. Nepatiko kraujo ligos, o labiausiai patiko terapija turbūt. Ne. Buvau pasigaminus vieną šperą, bet taip ir nesugebėjau ją pasinaudoti. Pirmose kursuose miego buvo mažai, o paskui po lygiai. Neaukodavo, tarkim, miego dėl socialinio gyvenimo ar dėl mokslo? Visko buvo. Taip, mes susitinkame su mūsų grupė pastoviai ir manau, kad jūs daug jų susitiksite vyresnėse kursuose. Ir va dabar buvo, aš jau turbūt baigiau, tai buvo mūsų 30 metų baigimo. Norėjau labai būti neurologė. Ir dirbau nervų skyriuje, budėdavau 3 kurse, nes mes tokią galimybę turėjom. Ir po metų darbo, ligonių priežiūros, vaistų leidimo, nusprendžiau, kad nebenoriu būti neurologė. Tada pasirinkau terapiją. Vieną turėjau gerą profesorių ir jis taip pasakė, kad 80% diagnozės priklauso nuo anamnezės. Tai va, jeigu atsirastų žmogus, kuris sugebėtų surinkti anamnezę ir iš jos diagnozuoti, paskirčiau. Norėčiau, kad gal su smegenų veikla ką nors, kad pavyzdžiui, išsitrintų to, ko nereikia, o liktų tai, kas reikalinga, ko pats norėtum. Yra 2 dalykai. Tai čia va galite nufilmuoti. Tai yra labai geras posakis. Baimė pabeldė į duris, pasitikėjimas jas atidarė ir pasirodė, kad už durų nieko nebuvo. Tai noriu Jums palinkėti, kad Jūs nebijotumėt, kad visko klaustumėt, visko siektumėt. Ir antras, taigi talentingų žmonių yra daug, bet talentas nėra vienas kriterijus, vienintelis kriterijus. Daugiausia pasiekia tie, kurie turi daug talento, bet dvigubai daugiau noro dirbti. Manau, kad perspektyviausi yra ne charizmatiški jaunieji lyderiai, o charizmatiški sunkiai dirbantys lyderiai. Tai va, sėkmės. Pasirinkot specialybę, kur reikia sunkiai ir ilgai dirbti.